Tai yra rautis per daug greitai, per daug intensyviai, per staigiai. Žmogus duoda savo tą pasiryžimą, viskas. Šiandien aš iki šiol buvau vienoks, bet jau dabar nuo rytojaus, aš jau kaip pavarysiu ten, kiekvieną dieną 10 km bėgti, kiekvieną dieną valandą prie knygų. Ir toksai didelis įvyksta lūžis, kuris labai greitai sukelia milžinišką vidinę įtampą, jis yra tiesiog nepakeliamas. Tai vat yra esminis dalykas. Suvokti, kad jeigu tu norėtum tapti boksininku, kickboksininku, kovų menų sportininku, yra būdas, yra kelias, kaip atsargiai žingsneliais, ir ten jų primastyta labai daug tų progresijų. Visokiausios apsaugos priemonės, ir šalmai, ir jie ten boksuojasi iš pradžių, pavyzdžiui, tik tai su kairė ranka dešinę laikydami. Kad tu turėtum praeiti tą, ir aš nesakau, kad visi gali tapti olimpiečiais ir aukso medalistais, ne apie tą lygmenį kalbam. Kalbam apie žmonių, tokių kaip aš, sakykime, verslininkas, kuris turi veiklą, kuris turi šeimą, vaikus, bet taip pat į tą savo gyvenimą nori integruoti savęs motyvavimo projektus ir paskirti jam ten valandą kitą per dieną, ar ne? Tai mes suprantam, kad tu čia aukso medalininko nebūsi, bet tu tikrai labai daug gali nueiti, vadovaudamasis kai kuriais principais.